Grįžtam su turiniu. Galbūt filmuoti reikėjo ne po darbo dienos, o prieš. Žodžiu, pavargė. Bet nieko. Sugalvojom iš tikrųjų, kaip pasilengvinti darbus su ravėjimu aviečių. Frezuojant kraštus, visai čia gerai apsikaupia, tik tai būtent mūsų motema tai sudygo gerai. Bet kvanza ir vilnyva tai nelabai sudygė, tai ten iškreikia su rankytėm pasikapstyti. Žolės augimo tempai yra milžiniški. Avietės irgi jau visai atsigavusios, bet su žolė sukovoti tai yra kažkas baisaus. Prieš savaitę buvo numulčiuoti tarpuvagiai, tai žolė vėl kosmiškai didelė. Čia dar yra 2 vagos nenuravėta buvo. Tai tuoj parodysiu, kokis skirtumas yra. Braškės irgi paskendusio žolėje. Aišku, yra jau kažkiek tai raudonų. Nenoksta nes žolėse. Sugedo žoliapjovė, tai pjaunu su trimeriu. Nieko, susitvarkysim. Tai va, čia šitos avietės buvo nuravėtos vieną kartą. O va čia yra vaga. Nenuravėta, nei karto. Matosi skirtumas, ne akivaizdus. Ten visos buvo nuravėtos irgi. Tai, vis tiek reiktų, nežinau. Gal Tautvydas pravažiuos tiesiog su mulčeriu palypat. Ir žiūrėsim tada, ar labai jau būtinai reikia jas dar praravėti, ar palauks retinimo. Va, žolė iki kelių. Nespėjom nieko. Nežinau. Braškės net gėda rodyt. Jo, vasara. Plius 13 gal laukia. Jutiminė tai gal kokia plius 5. Labai ne kažką oras. Galiam kaip šlapia. Bet kad šlapia tai gerai. Bet galėtų turbūt ir šilta. Labas. Tai ką, pagaliau gal vasara? Bent jau porą šių dienų. Tai tikrai bus šilta, saulėta ir labai vasariška. Toliau vėl žadamas atšalimas, tai reikia pasidžiaugti bent jau šiomis keliomis dienomis, kol yra superinis oras. Tai kai yra šilta, yra saulės, tai žinoma auga ir augalai. Tai labai smagu, kad avietės jau yra gerokai ūgtelėjusios, tuoj pat ir parodysiu. Aišku, auga ir žolė. Tai štai kokios gražuolės jau. Labai tankiai suaugo, visgi jau taip greit suspėjo. Tai reikia ir ravėti, ir retinti. Tai nusprendėm su Tautvydu, kad jisai, ten tikiuosi jisai ne braškės mulčiuoja žoliai pasimetęs, gal ne. Tai jisai pravažiuos su mulčeriu labai arti palei aviečių kraštą, taip kartu nusimulčiuos ir piktžolės iš krašto, paliekant siaurą juostelę pačių uogakromių ir tuomet bus lengviau ir mažiau ravėti ir lengviau išretinti, nes matysis iš karto, kokia yra situacija, nes kai kur yra gerai paaugę, kai kur mažiau paaugę, kai kur labiau piktžolės subujoja, kai kur mažiau. Dabar, jeigu matot, yra va tokių skylėtų lapų. Jeigu ir jūs turit ir randat va tokių vabaliukų, tai čia vadinasi grikinukas. Šiaip šis vabalas niekuom nekenkia avietėm, jis labai mėgsta jų lapus, tai vienintelė problema, kad jis juos padaro va tokius skylėtus. Tai nekenkia, kol dar nėra žiedynų, kad tiesiog nenugraužtų pačių žiedynų. Tai šis būtent grikinukas, jisai aktyvus būna, kol dar remontantinės avietės nežydi. Tai dėl to nėra baisu, bet vaikai mėgsta jų pririnkti kibiriuką ir nunešti, atiduoti vištom, nes vištos labai mėgsta šitos vabaliukus. Tai va. Tai jeigu turit tokių grikinukų, tai sakau, būtent remontantiniam avietėm, tai jie nekenkia. Bent jau kol nežydi. Pernai, tarkim, buvo labai ankstyvas sezonas ir anksti žydėjo. Dėl to grikinukai kenkia, nes jie gali nugraužti žiedyną. Ir tada, aišku, avietė nesuformuos žiedų. Tai pernai buvo problema, bet nesiėmėm jokių mes ten cheminių
priemonių prieš juos, kaip ir viskas gerai baigėsi. Šiandien aš aviečių laukuose. Žinokit, ravėti nėra sudėtinga, bet ir kaip keista bebūtų, aišku, aš čia neraviu idealiai. Ir tą viduryje esantį varputį palieku tiesiog nupešus viršūnės. Bet tos piktžolės iš šonų išsiraunu ganėtinai lengvai. Aišku, tai yra nuopelnas to, kad šis avietynas yra 5-metis, taigi ta žemė yra įdirbta. Ir piktžolės buvo ravimos visada. Tai aš manau, kad dėl to ir ravisi lengvai ir avietės net ir tai, kad jos nušalo, jos vis tiek užgožia piktžolės ir tas ravėjimas auginimas yra lengvesnis. Aišku, va ten dar labai atrodytų apžėlę, bet iš tikrųjų praėjus šonus, va taip va, vaizdas pasikeičia ir avietinės atrodo tvarkingai. Čia jos, aišku, yra stipriai per tankios. Dabar dar neretinau nieko, nes nenoriu, kad piktžolės pradėtų augti stipriau už jas. Tai tiesiog praeinam šoniukus. Nežinau, kiek čia spėsiu šiandien, turbūt tik tai vieną vakarą spėsiu. Po savaitės turiu atostogas, tai matytos atostogos ir bus praleistos čia. O šiaip paaugėjimas yra stiprus aviečių, lyginant su pernai metais, tuo pačiu laikotarpiu, tai yra birželio 15 dieną. Pernai avietės nenušalo, taip kaip šiemet, nes prie didžiųjų šalčių mes jas buvom apdengę. Tai jas apšalo, bet nenušalo, tai reiškia, kad neturėjo augti visiškai iš naujo. Tai pernai birželio 15 dienai jos buvo iki tos apatinės lentos. Ta prasme, jos buvo iki va čia. Iki čia. Dabar jos yra iki čia. Tai trūksta. Kiek jums čia trūksta? Gero sprindžio. Tai matyt 2 savaitės kokios vėliau. Uždėries. Tai čia sakau, čia yra ravėti lengva, prižiūrėti lengva, nes tai yra 5 metai. Lyginant su kitu mūsų naujojų sklypu, nežinau, ten dar nesusidraugavom. Piktžolės visiškai kitokias, dirvožemis visiškai kitoks. Tai ir priežiūra visiškai kitokia. Šiemet sunku bus ten su priežiūra, kitais metais, manau, bus lengviau.